Laurynai, mano pasaulis kasdien tampa ypatingesnis, šviesesnis, jaukesnis ir be abejonės smagesnis, nes jame esi tu. Kasdienybėje mane dažnai užplūstantis dėkingumas primena, jog tai, koks tu esi ir tai, ką drauge sukūrėme, yra be galo reta ir ypatinga. Myliu, kai kiekvieną kartą, kai sakai, kad nesi tikra, ar konsultacijų metu padedi žmonėms. Myliu, kai visada abejoji, ar skaniai paruošei vakarienę, ar padovanoji man gerą gimtadienio dovaną. Taip pat myliu, kad pati nesupranti, kokia iš tikrųjų visokeriopai nuostabi tu esi. Jeigu man reikėtų vienu žodžiu apibūdinti, ką man reiškia mano šeima, sakyčiau saugumas. Tai apie jausmą, kai žinai, kad net kai pasaulis svyruoja, yra žmonės, kurie visada tave sulaikys, kurie visada yra šalia. Su jumis visada buvo gera ir įdomu. Ar labai jaudinais? Pakankamai. Aš irgi labai jaudinus, dabar kojos dreba. Nieko, kelias minutės. Diena, kai pradedu kurti savo šeimą, nebūtų tokia prasminga be visko, ką iš jūsų gavau per gyvenimą. Ačiū, kad visada buvot šalia, su tikru visapusišku palaikymu, reikalingais patarimais, nuoširdžių rūpesčių, meile ir išmintim. Tavo rūpestis, šiluma, apgaubiantys mane apkabinimai, skatinimas atsiverti ir kalbėti net tada, kai yra sunku, tavo supratimas ir atliepimas, pagalba visur ir visada, tavo jautrumas man, meilė, kurią padalini taip, kad užtenka visiems, yra tik dalelė tavęs apibūdinimų. Tikiuosi, kad būdamas su manimi, niekada nesuabejosi savo ypatingumu. Mante, imk šį žiedą kaip mano amžinosios ir neblėstančios meilės simbolį. Vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tikiuosi, jog ir toliau mums pavyks meilę ir stiprybę atrasti vienas kitame. Kartu kursim gyvenimą, jautrų, įdomų, kupiną meilės ir buvimo drauge. O taip pat žygiuodami gyvenimo keliu, niekada nepaleisim vienas kito rankos. Ar taip ir įsivaizdavai mane? Ne taip gerai.